žodis, neištarkit to žodžio garsiai, nes mes turėsim biškutį su Laura improvizuoti. Kitaip tariant, jeigu pasakysit garsiai, sugadinsim žaidimą. Gerai, sutarėm? Jūs pasižiūrėkit, Laura, jeigu tegu žiūri svečiai, kaip laikotės. Nesijaudinkit, Laura, čia nieko tokio nėra, dėl ko reikėtų. Juolab, kad viskas vyksta neuždyka. Visi matė, taip? Laura, aš vėliau pasakysiu, kas tai yra per daiktas, bet pirmiausiai pabandykime improvizuoti. Kas jūsų manymų iš čia esančių svečių šito daikto neturi? Man tiesiog vardą pasakykit, jūsų manymų, nežiūrėdama taip pat. Tomas. Tomas, sako, žinai. Prieš kiek laiko jūs supratot, kad pas Tomą to daikto nėra? Šiandien. Jo, sako, ir kaip gerai atrodytų, bet leido suprasti, kad pas Tomą nėra. Ką Tomui gyvenime reikėtų pakeisti, ką jis daro ne taip, kad to daikto atsirastų? Ar čia yra beviltiška kažką keisti? Kaip manot? Sunku pasakyti, ar ne? Kaip galvojat, kaip pas Tomą šeimoje reikalai yra, pavyzdžiui, jeigu Tomas neturi, ar žmona turi to daikto? Manau, kad turi, nes moteris dažniausiai visus daiktus turi. Taip! Laura, jūs tiesiai 10 dabar šovėt, nes jeigu pas vyrą nėra, tai pas moterį visados būna ir netgi perteklius toks lengvas. O kaip pas jūs šeimoje šiaip? Manau, kad irgi turėtų būti. O kaip vyro vardas? Gintaras. Gintarai nėra, nesupratau. Norit sužinoti, apie ką eina kalba? Jūsų manymų Gintaras ir kartu Tomas neturi pinigų abudu. Bet moteris užtat apšeito pinigų turėjo. Ačiū jums labai, Laura, paplojam Laura iš Romano. Supratau? Padėkokit Aurimui. Sveikinkit. Ačiū, Aurimai. Aš tave prisiminsiu, Aurimai. Indra, kaip gyvenat? Puikiai. Turit pinigų, ne? Tu sako, kad turiu. Jeigu sako, vadinas, jeigu žmonės kalba, vadinas, žino. Bet taip įsikaškėjau šį vakarą su to gimtadienį, Tomukas paskutinis ateina. Žiūrėk, čia irgi yra daiktas. Kaip galvojat, o kas šito daiktą neturi iš čia esančių? Gal Laurinas? Supratau. O kiek senai jūs supratote, Laurinas to daiktą neturi? Nežinau, iš tikrųjų. Porą metų. Porą metų jau žinote. Kokie ženklai išduoda, kad pas Lauriną nėra to daikto? Ką jis daro kitaip negu įprasti žmonės? Oi, nesakyk. Mama man sako, nesakyk, neduot. Bet kažką tai daro. Daro, taip. Supratau. Palaukit, čia mama, o Laurinas jums? Vyro pusbrolis. Supratau, vyro pusė, tai iš Tomo pusbrolis. Kaip galvojat, tai yra paveldima ar ne? Įmonė. Tai to prasme visai tikėtinas dalykas, kad ir pas vyrą to daikto nėra. Galimai. Tai čia taip išeina 2 kartus problema. Pinigų nėra, to daikto nėra. Iš viso. Ar norit sužinoti, apie ką eina kalba? Šiaip Laurinas labai dėkingas yra už tai, kad jis vertina jūsų pasisakymą. Paplojam, mėlysi, čia. Paimkite rytinę dovanėlę. Gerai, kad taip žaidimas buvo. Išėša, taip. Kaip sako, Tomas susirinko visas geriausias savybės. Trečias numeriukas pas mūsų buvo džentelmenas, kurio vardą netrukus mes sužinosim, aišku. Labą vakarą. Kaip vardas? Liudvikas. Liudvikai, malonu. Palauk, nusisuk, Liudvikai. Jūs apstulbinot atėjęs tokio grožio, aš čia pasimečiu. Liudvikai, iš kur? Kauno. Iš Kauno, gerai. Tai čia su vienu autobusu važiavote. 3 minutus, sako, nuo Pilies Amerikų, Šilainių. Gerai, Liudvikai, čia yra daiktas. Kaip galvojat, kas tą daiktą šį vakarą su savim turi atsinešęs? Dievas Aurimas. Aurimas. Jūs dabar sėdite šalia Aurimo. Sėdite šalia Aurimo ir jaučiat, kad Aurimas turi atsinešęs, ne? Pamatėt. Kaip galvojat, ar norėtumėt, kad Aurimas jums duotų šito daiktą pasinaudoti? Savaitėmis. Savaitė būtų gerai.
einat kartu susitinkat, pasinaudojate daiktų. Sakykite, o kiek pačiam Aurimui iš 7 dienų šitas daiktas reikalingas, kiek jis pats naudojasi? Darbo dienų. Paprastai. Ir ten kada nors pas Aurimas svečiuose būti? Naujose namuose, ne. Kaip galvoji, žiūrėkit, kai dabar turės naujus namus, naujus, ne? Kurioj vietoj tas daiktas stovės pas jūs? Miegamajam. Kad to nereikėtų. Tai aš suprantu, kad savaitgalį ir jūs miegamai prisijungsite, kaip sakėt, norit sužinoti apie ką eina kalba? Tai yra naktipuodis. Paprasta, miegamajam. Jūs kaip paimkite dovaną, aš jums labai gerą vakarą. Nu, Aurimas, kaip sako, žiūrėkit, jau Tomas žino, kur eiti. Tomai, išaušo atpildo valanda visiems. Reikia, no? Reikia. Gerai, Tomai, matėt, kaip čia visi pripasako visokių dalykų. Tomai, čia yra, palaukit dar sekundėlę. Bet jūs nepriimat už gryną pinigus čia vis tiek. Nu, tai, ką jūs pasakysit, irgi grynais, ką mes priimam. Čia yra Tomai dovana. Ir kam jūs iš svečių šį vakar norėtumėt tokį dovaną įteikti? Laimučių. Dabar sakykit, ką Laimutis jums yra gyvenime gero padaręs, kad jūs jam už tokią dovaną? Nieko. Va, labai gerai. Tiesiog, ar ne, oponuoja ir viskas. Draugiškumo. Ar jūs visada per gimtadienis iš draugiškumo tokias dovanas dalykat? Ne visiems. Kelintą valandą planuojat Laimučiui pradėti teikimo ceremoniją? Po pietų. Rytoj pavalgot, ar ne? 12 dingdom. Gerai. Ir paskutinis klausimas. Viduje ar lauke dovanos? Nu, kaip oras. Jeigu minusas, jeigu pliusas, Norit sužinot, ko laukt Laimučiui? Rytoj po pietų. Pažiūrėkit. Paplojame į svečiai. Paimkit Tomai dovaną prisiminimą. Aš dabar melskitės, mėly draugai, kad pliusinė temperatūra. Laimutė, back on track. Kaip ten sakoma Laimutė, kad apie lasdą ir 2 galus? Taip, kartais netgi 3 skaudžiausiai muša. Tai va, čia Laimutė yra dovana. Ir kam jūs tokią dovaną šį vakarą? Mantukui. Palauk, kur mantukas yra? O čia, kas mantukas jums yra? Žmonos sūnus. Žiūrėkit, mantukui nereikia. Nereikia. Mantukas nereikia man. Reikia mantukui. Mantuks dar nelaikas. Ai, dar nelaikas. Nesupratau, o tai dabar kaip? Kam norit? Suaugusiems. Sau negalima irgi. Sau suprantu, o kitam? Šitam vaikui. Ne. Vaikus palik ramybėj. Vaikus palik ramybėj. Tikra mama sako, vaikus palik ramybėj. Gerai, Laurai. O Laura jums? Žmonos dukrečia. Ok. Ar čia būtų pirmas kartas, kai Laura įteikinėsit, ar jau esat kada pirmas įteikęs? Nu, pirmą kartą. Gerai. Ir pabaigai noriu paklausti jūs, Rima, jūsų žmona. O žmonai ir esat dovanojęs kada nors? Nesupratau klausimo. Ar žmonai šitą dovaną esat kada dovanojęs? Gal ir ne? Įdomus dalykas čia pasidaro. Laura, su Laura pirmą kartą, o žmonai dar ne. Norit sužinoti apie kainą? Ai tiesa, kai Laurai dovanosit lauke ar viduj? Viduj. Kada? Šiandien. Supratau. Žinok, aš tai galvoju, pasiliekam, čia gera kompanija iš tikrųjų. Nes čia, kai susėdam su jubiliate, 3 sako, 3, na, nevandom. Dabar sako, Laura, parodykit. Laura pasako, mėly svečiai, man atrodo, čia yra pats laimingiausias vakaras svečias, vardu Laimutis. Paplojam, mėly svečiai, Laimučiui.
Ir ačiū, ir sakom, trumpa reklaminė pertraukėlė.